Tu sakei, tu katalikas iš didžiosios K, visi kiti pasiklydę pamojuok mums ranką. Tu sakei, kad aš uždirbu daugiau negu tu ir iš esmės aš nusileidžiu tau kokybę daiktų. Tu sakei, kad aš negroju taip, kaip jis gitara, kažką nuolat plagijuoju, ten išsigalvoju kažką, geriu kaip suknistas valstietis po nesuvokimų darbų ir iš esmės dorai nemoku nei vienos iš kalbų, bet atleisk, man tai visai nesvarbu. Ir jau biržų indeksais, tu verslumo dvasia pasikasai, lipi ant kryžiaus ir kalbi su mase. Iš tavo sąskaitų į dangų kyla euro kaminai, tu moki reikšti savo nuomonę. Na ką tu manai, tu moki pirkti ir parduoti, tu žvėris pataluos, gali man aiškinti Platoną, tik išlįsk iš olos. Tu toks dvasingas džentelmenas su varlyte ir rimbu, žmonių žvejys, žiūrėk kaip tai tau ant slieko kabutį, kad leis, man tai visai nesvarbu. Reikia ko švelniau, tu panaudoji želę, šypsaisi man lyg būčiau tavo laboratorinė pelė. Žinai, kaip reikia mesti svorį, kokia galinga valia, greičiausiai perskaitai ir tai paties rašytam žurnale. Sakai, aš vaikštau ašmenim ir tu gali man padėti, tu diplomuotas psichologas, aš tau turėčiau pavydėti. Tu net žinai, ką aš galvoju, tik negirdi, ką aš kalbu, bet gal gali suras man porą gerai apmokamų darbų. Tik nepyk, mieloji, man tai visai nesvarbu. Nesvarbu. Ar tau svarbu? Ar tau svarbu? Tas mikrofonas labai svarbu. Man nesvarbu, žinai. Žiūrėk, tas mikrofonas. Svarbu. Ne. Šiba naujas
aukso žiedas ant baltųjų runkelių. Jonas sunkvežimiu rieda, Jonas sunkvežimiu rieda, Jonas, o veža pilną bunkerį. Tvirtas rankos spaudžia vairą, koja spaudžia gazą. Šitaip sandėlin važiuoja, šitaip sandėlin važiuoja, šitaip sandėlin važiuoja naujas ūkio mazas, now go!